Treneri, be abejo, Lietuvoje kalbama apie tai, kad kaip apie didžiausią tragediją, man to kalniečio praradimą. Kokia, sakysime, praėjus parai, kokios nuotaikos jūsų ir apskritai kokia pozicija šiuo klausimu? Aš galvoju, nepradėsim sakyti, kad nuo to dar geriau, kad Mantas gavo traumą. Ačiū Dievui, sėkmingai šiandieną buvo operuotas. Atsitiko, kas atsitiko ir dabar reikia, aš galvoju, kaip tik mobilizuotis visiems tiem, kas liko komandai. Vis tik tai turim 12 žaidėjų, Mantas nebuvo vienas. Nebuvo taip, kad nuo jo vieno priklausė visas likimas, be abejo, jisai buvo labai svarbi mūsų komandos dalis. Ir dabar visiems likusiems reikės paprasčiausiai atlikti darbą už jį. Ir mums priešininkas visiškai nenuolaidžiaus ir neatleis, kad mes praradom pagrindinį žaidėją, lips su dviguba jėga ir reikės tą viską atstovėti. Aš galvoju, kad čia bus mūsų komandos charakterio patikrinimas iš pat pradžių ir aš galvoju, kaip mes grupės varžybas pradėsim, galvoju, taip mes ir eisim toliau. Sakykite, ar per tą paskutinę dieną Zagrebe buvo kažkas tai ieškoma naujų sprendimų, ar šlifuojami tie buvę sprendimai ir bandoma buvo įstatyti į vietą naujosius tos variantus? Aš galvoju, principiniai kažko naujo būtų neprotingai pradėti daryti. Aš galvoju, kad vis tiek ir pasiruošimo metu bandėm, jeigu taip atsitiktų, kad daleiskim ar anksti pražangas gauna Mantas ir kažkokią negerą dieną, kad kaip tai mes kompensuosim, tik į tai reiškia dabar atkreipsim daugiau dėmesio, plus tokių, sakykim, smulkmenų, kurios gali būti veiksmingos, be abejo apgalvojom ir apsitarėm, turim porą dienų treniruočių tam viskam dar, sakykim, taip užtvirtinti ir galvoju, tikrai neišeisim liūdėdami ar tai pasiduodami, ar tai laukdami kažkokios tai užuojautos, išeisim kautis ir būtų, aš galvoju, būtų nelabai teisinga, jeigu mūsų komanda priklausytų tik nuo vieno žmogaus, reiškia, mes nesam stiprus. Aš galvoju, kad kiekvieno žaidėjo praradimą, bet koks jis būtų, mes turim sugebėti kompensuoti. Paskutinis klausimas, žaidėjai sveiki po Zagrebo, kiti viskas gerai? Viskas normaliai. Pasirengę, Lietuva jau laukia. Mes taip pat. Gerai, ačiū labai. Dėkui.